Sveiki. Gruodžio 21 diena Josifo Ilarijonovičiaus Stalino gimimo diena. Tokią dieną verta prisiminti, ką jis padarė Lietuvai. Atmetus emocijas, prisiminkime faktus. 1939 metais Josifo Stalino dėka Lietuva gavo Vilniaus kraštą su dabartinė sostinė Vilniumi, kuris anksčiau priklausė Lenkijai. 1940 metais Josifas Stalinas Lietuvai prijungė Druskininkų miestą su aplinkinėmis teritorijomis, kurios priklausė Baltarusijai. 1941 metais Josifo Stalino vadovaujama Tarybų sąjunga išpirko iš Vokietijos Vilkaviškio rajoną už $7,5 milijono ir gražino jį Lietuvai. Ir pagaliau 1945 metais Josifas Stalinas Lietuvai prijungė Klaipėdos uostą ir Klaipėdos kraštą kartu su Kuršių nerija. Taigi faktiškai būtent Josifas Stalinas suformavo mūsų šiandieninę Lietuvos teritoriją. Ar tai vertybė, spręskite patys. Būtent Stalino dėka mes dabar turime tokią Lietuvos teritoriją. Stalinas kartu su Rooseveltu ir Čerčiliu įkūrė Jungtinių tautų organizaciją, kuri šiuo metu vis dar įtakingiausia organizacija pasaulyje ir kurioje Lietuva taip pat turi savo atstovus. Taigi Jungtinių tautų organizacija įsteigta ir Josifo Stalino dėka. Tikrai nesu istorikas, apie Stalino trėmimus žinau nedaug, tačiau norėčiau sužinoti, ar buvo Stalino nurodymas ištremti 350 000 lietuvių. Ar kažkas iš Lietuvos pasistengė, kad tiek mūsų tautiečių būtų ištremta į Sibirą. Be abejo, tremtinių sąrašus kažkas Lietuvoje sudarinėjo tai iš vietinių. Būtų įdomu sužinoti jų pavardės. Jeigu žinote, parašykite. Būtent lietuviai trėmimų metu skundė lietuvius. Ir jeigu lietuviai būtų buvę draugiškesni, vienas kitam padėtų, vienas kitą gelbėtų, ko gero būtų ištremta į Sibirą 10 kartų mažiau. Aišku, ištrėmimas tai nesušaudimas, tai galimybė išgyventi. Kaip suprantu, Stalino tikslas buvo ištremti iš Lietuvos turtinguosius, ištremti iš Lietuvos potencialiai pavojingus, turtingus žmonės, taip vadinamus buožes. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, lietuviai, kurie išgyveno Sibire, ne visi norėjo sugrįžti į Lietuvą, todėl važiavo lietuviai į Sibirą, įkalbinėjo, siūlė pinigus, siūlė kompensacijas, žadėjo sugrąžinti atimtą turtą. Na, aišku, nemaža dalis lietuvių grįžo, galbūt netgi dauguma. Bet faktas ir tas, kad ne visi norėjo grįžti į Lietuvą ir kai kas pasiliko gyventi Sibire. Be abejo, trėmimus pateisinti sunku, gaila žmonių, kurie nukentėjo, gaila žmonių žuvusių tremtyje. Gaila žmonių, kurie nekaltai patyrė kančias. Lietuviai turėtų saugoti vienas kitą. Kiek čia mūsų šitoj žemėje beliko. Dabar jeigu pasverti, ką Stalinas davė Lietuvai ir ką blogo padarė, be abejo, valstybės teritorija tai yra didžiausia vertybė. Žemė kur kas didesnė vertybė netgi už žmonių gyvybės. Mesgi matome, kokie pasaulyje vyksta karai dėl žemės lopinėlio. Dėl teritorijų žūsta milijonai žmonių. Ir tie karai vyksta nuolat. Matome, kaip dėl Donbaso teritorijos, lopinėlio, kas ten vyksta, kiek žmonių žūsta. Ir Zelenskis pasirengęs į karą pasiųsti visus ukrainiečius, ir vyrus, ir moteris. Ir dabartinė Lietuvos valdžia Zelenskį palaiko. Reiškia, žemė yra didžiausia vertybė. Todėl, kad niekam nesvarbu, kiek žūsta paprastų žmonių, kai kalba eina apie teritoriją ir turtingų klanų įtaką. Todėl skaitau teritorijas, kurias mes gavome Josifo Stalino dėka. Tai yra didžiausia vertybė, kurią mes gavome. Štai čia matote Josifo Stalino nurodymų išleistą vadovėlį mokykloms. Jis vadinasi Logika. Vadovėlis lietuvių kalba skirtas Lietuvos mokykloms. Būtent Stalinas nurodė įvesti mokyklose logikos mokymą. Logika reikalinga norint, kad visuomenė būtų protinga, kad sugebėtų mąstyti, kad galėtų daryti teisingas loginės išvadas. Bet Stalinui mirus šitas vadovėlis Logika buvo nedelsiant išimtas iš mokymo programų. Ir dabartinė Lietuvos valdžia, kuri priėmė Bolonijos mokymo sistemą, daro viską, kad Lietuvos žmonės logikos neturėtų, kadangi tokius žmonės lengviau valdyti, tokiais lengva manipuliuoti. Todėl dauguma Lietuvos žmonių šiandien mąsto paviršutiniškai. Geriausias logikos nebuvimo įrodymas – rinkimai į valdžią per paskutinius 30 metų. Žmonės vis dar naiviai tiki demokratiją, tiki šūkiais, balsuoja už veidmainius,
į valdžią renka politinės partijas, kurios net neturi Lietuvos vystymosi projektų. Jie tik pažadus švaisto. Rašo programas, kurių niekas nevykdo. Tikiuosi ateis toksai laikas, kai į Lietuvos mokyklas sugrįž logikos mokymas, kad žmonės būtų protingi ir sugebėtų daryti loginės išvadas. Taigi, ką mes jaučiame Josifui Stalinui, dėkingumą ar neapykantą, priklauso nuo mūsų įsitikinimų ir tų žinių, kurias mes turime. Vadovaujantis blaivia logika, skaitau, visada reikalinga dialektika ir blaivus vertinimas. Emocijos niekada nebuvo geras patarėjas. Jeigu kažkurioje vietoje buvau neteisus ar suklydau, prašau, komentuokite, pataisykite mane. Jeigu jaučiatės laisvas Lietuvoje ir nebijote, komentuokite. Bet aš manau, faktai, kuriuos išvardinau, tai yra tiesiog faktai, kurių nepaneigsi. Taigi dėkui už dėmesį, iki.